Sveiki! Pabandysim pamokyti jūs programuoti paprastus grafikos dalykus, iš kurių vėliau galima kurti žaidimus. Čia mes naudosim Pythono vėžliuko grafiką ir matom, čia yra programėlė. Pabandom paleisti, ką jinai daro, pamatysime. Na, čia kažkas tai reiškia, tarsi sproksta, išsiskleidžia burbulas ir galų gale pakeičia spalvą. Gerai, kaip čia viskas parašyta? Nesigilinant į smulkmenas, esminė yra šita komanda. Jinai padeda tašką nurodyto dydžio. Pabandom pagalvoti, kaip mes tai darytume nuo nulio. Taip, pradžioje, aišku, reikia turėti tą grafikos aplinką ir galimybės vėžliuko grafikos. Tada reikia, nebūtina, bet patogu mums bus tarp perpiešimų nusistatyti palaukimo laiką, 100 milisekundžių. Ir parašyti dot 10 pradžiai. Pažiūrim. Run. Oi, nupiešė, tokį taškutį, mažutį taškutį. Ten tie tokie sparneliai, tai yra pieštuko forma. Kad to pieštuko mums nesimatytų, galim hide turtle. Tokia įdomi komanda. Taip, taškutis. Tada dot 20, didesnį tašką. Matot, palaipsniui jie didėja. Tada dot galima pasiruošti daug tų taško komandų ir tik paskui surašyti skirtingus skaičius. Dot 30, galim iškart 50, kad įdomiau būtų, greičiau didėtų, 70, 100, 200. Pabandom. Didėja taip staigiai nušoka į 200. Iš tiesų geriau, nuosekliai būtų, kad didėtų palaipsniui. Taip. Bet dabar bendru atveju mums čia labai daug prisirašo labai panašių komandų. Programavime tai nėra gerai. Reikia stengtis kuo trumpiau suformuluoti mintį. Mes galim pasidaryti taip vadinamą kintamąjį dydis, nes burbulo dydis kinta, vis didėja. Pradžiai 10. Ir dabar čia galim parašyti. Kopijuosiu. Dydis. Tada sekančiu ėjimu mes tą dydį padidinam. Ta kintamasis, dėl to jis parodysim kaip. Ankstesnė jo reikšmė pridedam jam 10. Tai dabar jis jau buvo 10 plus 10 bus 20. Tai šitoj vietoj mes galime dabar vietoj 20 irgi įrašyti dydis. Ir tada ką darom? Tada galim jį vėl padidinti. Dydis lygu dydis plus dar 10. Taip. Plus, minus, plus dar 10. Ir tada jau čia jis bus 20 plus 10, 30. Galim jį įrašyti čia. Ir taip toliau. Aš jau dabar galiu kopijuoti daug kartų šitą veiksmą. Ir jis man kiekvieną kartą vis 10 čia padidintą burbulą nupieš. Žiūrėk, kaip čia įdomi gausis. Čia aš dar dariau, kaip sakant, truputį beleką, bet kad suprastumėt, kad ta logika veikia. Dabar matom, kad mes turim pridubliuotų labai panašių veiksmų. Taip, gal mes sugrupuokime juos šitai. Nupiešia, o paskui padidina. Vėl nupiešia, paskui padidina. Jeigu mes juos turime vienodai suformuluotus visus, mes juos galime užrašyti kartojimo sakiniu, taip vadinamu. Yra specialus žodis while. Kaip manot, ką jis reiškia? Angliškai call, dydis mažiau, pavyzdžiui, arba lygų galima už 200. Reiškia, kol tas dydis nepasiekia 200, kol neviršijo. Mes tas dvi komandas čia pastumėm į kartojimo vidų. Ir dabar kitų mums komandų nebereikia, visų šitų kitų. Nes čia reiškia, kad bus jas automatiškai kartojamos, kol tenkinama sąlyga. Paleidžiam. Palidėjo. Pabaigoje galim pakeisti spalvą. Color, kokią nors orange. Tai bus kaip apelsinas. Ir dar kartą pakartojam dot jau su nauja spalva, užpildom didžiausią vaizdą.
Taip. Galim damodėliai paskui čia visokių priimprovizuoti variantų. Didėja ir išpildom tik pusę vaizdo. Taip galima nupiešti tokius taikinius. Galima kiekvieną kartą prieš piešiant pakeisti spalvą. Na, čia jau fantazijos reikalas. Galima pagreitinti arba sulėtinti. Pavyzdžiui, čia padarys ne 100, o galai 10. Labai greit viskas įvyko, net nespėjau suprasti. O jeigu 300, nereaguoju. 300. Nu, jau biški nebeįdomu. Tai viskas priklauso nuo jūsų, kaip sakant, vaizduotės ir matematikos supratimo. Nes čia susijungia matematika ir smagus dalykai piešimas. Galima čia nurodyti, kad jis daugiau didėtų, paaiškiai 200 000. Tai širdės ir mes prarasime turbūt suvokimą, kas vyksta. Va, patekom į juodą skylę ir čia labai ilgai užtruks, jeigu lauksim. Tai mes nelauksim, grąžinsiu šitos 200. Galima didėti jį didesniais žingsniais po 30, pavyzdžiui. Greičiau jis čia išsproks šiek tiek. Štai taip. Šiai pamokėlei tiek. Galite netgi pagal šitą adresą susirasti pavyzdį ir jį pabandyti. Aš jums jį išseivinsiu. Arba štai šitą pavyzdį. Čia daugiau komentarų buvo prirašyta. Ir daugiau bus vėlesnėse pamokėlėse. Ačiū, iki.